Sveiki, labai trumpas išstojimas iš, sakyčiau taip, maisto muziejaus. Mūsų čia labai nedaug, kol kai šitas muziejus yra nemokamas, tai galite naudotis progą. Bet šiaip norėtume pasiūlyti Rimi biškį pakeisti verslo modelį ir pradėti vesti čia ekskursijas. Gal net degustacinės kažkokios ekskursijas, gal jūs taip kažką parduosite, daugiau žmonių prisikviesite, nes šiaip dabar tai toks liūdesys. Problemą jūs turbūt žinot, kažkaip pas jūs su kaina problema, bet gal pateikus pridėtinę kažkokią vertę, viskas atsistos į savo vietos. Taigi dabar prie reikalo, tai kiaušiniai čia pigiausiai yra 1,75 €, net kelių rūšių, yra išmintingi, gudrieji kiaušiniai. Bet iš principo panašus kaip ir visi, nieko tokio čia gudraus nėra. Yra paprasti Rimi kiaušiniai, biški jie netgi šviesesni, gal mažiau ant saulės buvo. Dar yra iš kaimo 2,09, o laisvė laikomų vištų 2,29. Tai tokios Velykos. Kas liečia majonezus, tai čia panašiai dirbama kaip ir iki. Toks jausmas, kad ten sutaupė ir ant vieno vadybininko viską užmovė. Tai kaina yra pasiūlyta 1,99 €. Čia tiesiog mažas yra indelis. Tai kaip ir iki 4,91 € už litrą. Kai ten, kur išties kariaujama, yra kaina visai kitokia. Toj prisiminsim, kokia ten kaina. Ten yra apie 3,5 € už litrą. Tai, iš karto brangiau. Dar porą pavyzdžių, toli neeinant. Tai lašišos filė dabar konkurenciniai kovoj. Tokia kaina 11,99 € akcija, 10,92 € su programėlė. Čia lašišos filė kainuoja 19 €. Paskutiniai 2 gabaliukai. Paskubėkit. Tai ančiukas, čia ne Pekino ančiukas, bet buvo 8 €, pasidarė 3,5 €. Tuo tarpu kitose parduotuvėse 2,47 €, su programėlė 2,43 €. Tai nežinau, aš daugiau gal čia nevaikščiosiu, nežiūrėsiu, nes visai jūs pradėsite liūdėti. Pomidorai čia mes suradome 2,99 € pigiausius, kai tuo tarpu kitose parduotuvėse 1,28 €, su programėlė 1,6 €. Taip ir toliau pagal sąrašą. Tai tiek žinių. Smagi čia tokia parduotuvė, aš tik visai atsipalaidavau. Krepšys liko aptušęs, be jokių tenais prekių. Bet užtat tokia ramybė mane užpuolė. Tai ką, visiems smagių, sočių, gražių Velykų. Ate.